Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame įžvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame įžvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Futbolo radijas Radio centras. Nuobodu tu! Pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras.
Labas vakaras, Top Sport futsalo lyga jūsų dėmesį rungtynės iš Kėdainių miesto, Kėdainių arenos 10-asis turas, tuo pačiu tai žymi ir antrojo rato startą. Ir šį startą duoda šiandien dvi komandos, kurios susitiks tarpusavyje, jų pavadinimus matome savo ekranuose. Kėdainiai United dar viena galimybė šiai komandai pakovoti bent jau dėl pirmojo taško. Pirmasis ratas buvo nesėkmingas, šiuo metu užimama 9-oji vieta, be taškų yra Kėdainių komanda, pralaimėjusi visas 8 rungtynes. Šiandien jie yra šeimininkai, šiandien jų varžovė yra iš pakankamai tolimo krašto Naujosios Akmenės. Akmenės krašto ekipa svečiuojasi šiandien Kėdainiuose. Akmenės komandos pirmasis ratas taip pat tikrai negali įvertinti, jog buvo geras, bet jis buvo, sakyčiau, labai permainingas, sudėtingas sezono startas. Reikėjo laiko ir treneriui Aleksandrui Danilenko, taip pat ir kai kuriems žaidėjams, kuomet jau atrodė, jo komanda po truputėlį įsivažiuoja. Buvo tas techninis pralaimėjimas prieš Mažeikių Vipo komandą. Taip, ten ir pergalė buvo neiškovota aikštėje, rungtynės baigėsi lygiosiomis 3-3. Galiausiai dėl to, jog Aleksandras Danilenko negalėjo būti su komanda šalia aikštės, komanda gavo techninį pralaimėjimą ir vietoje vieno taškelio tas taškelis virto į 0 taškų. Bet komanda vėl parodė charakterį ir atsitiesimą, kuomet praėjusį šeštadienį buvo kovota Radviliškyje ir prieš turnyro lentelės kaimyną buvo iškovota labai svarbi. Trečioji pergalė 2-1 buvo laimėta prieš Radviliškio komandą, dabar dar viena išvyka ir dar vienas tikrai įveikiamas varžovas, bet aišku, kuomet varžovas yra spaudžiamas į kampą ir jau, sakykime taip, įspraustas, tuomet jis kartais tampa dar pavojingesnis. Pasižiūrėsime, kaip šiandien atrodys Kėdainių ekipa, jos sudėtyje, ne tik paraiškoje, bet ir aikštėje jau galime matyti ir Evaldą Kugį, kuris po praėjusių rungtynių dar praėjusį antradienį davė interviu po dvikovos su Vilkaviškio Bruklinu ir jau sakė, na jau artėja tas metas, kuomet ir Evaldas sugrįš ir komanda po truputėlį galbūt jau pasieks tą formą, kuri leistų bent jau rimtai pakovoti dėl pergalių. Matome Akmenės komandos sudėtį, vėlgi apie sudėtis tikrai yra ką pakalbėti ir tai atspindi abiejų komandų problemas, jog tos sudėtis yra besikeičiančios. Galime keliauti prie šių rungtynių svečių. Akmenės kraštas, gera žinia, yra net ne viena. Aleksandras Danilenko gali jau šiandien būti su komanda, jis negalėjo vadovauti ekipai rungtynėse su Radviliškiu ir ten estafetę perėmė jo asistentas Pavlo Pikalovas ir tas pasirodymas ukrainiečiui gavosi sėkmingas, pavaduojant Danilenko. Šiandien jau matome Aleksandrą šalia aikštės, taip pat į rikiuotę ir į aikštę grįžta vartininkas Andrėjus Sividžinis. Pirmasis numeris jo nebuvo rungtynėse su Radviliškiu, taip pat ten nebuvo ir Wellingtono Toreso. Kartu su Domu Nacicku tai yra rezultatyviausi komandos šio sezono žaidėjai. Domas Nacickas šiandien kaip ir visose šio sezono rungtynėse yra, o Wellingtonas Toresas sugrįžta. Po tų rungtynių praleistų su Radviliškiu į startinį penketą, kaip ir Andrėjus Sividžinis. Tai yra tos geros naujienos, bet yra ir blogų žinių Akmenės komandai. Šios rungtynės bei jau prasidėjo, čia iškart pirmoji Kėdainių komandos ataka ir ji virsta Nedos Stankaus pražanga bei geltona kortele. Dar kartelį, na čia daug energijos, gražus klaidinantis judesiai ir Ugniaus Avizovo uždirbta pražanga pavirtusi ir geltona kortelė. Tad prie tų sudėčių, tų problemų, tų gerų galbūt naujienų abiejose komandose dar sugrįšime. Dabar pasižiūrėkime, kuom baigsis ši situacija. Tomas Rakašius, Ugnius Avizovas yra tie žaidėjai, kurie jau sezono eigoje galėjo pilnai prisijungti prie Kėdainių komandos ir sustiprinti šią salės futbolo komandą, pasibaigę savo lauko sezonus. Na ir tai yra taip pat tas žingsnis į priekį, o dabar pasižiūrėkime šią ataką šalia vartų. Taigi sugrįžkime prie Akmenės krašto komandos sudėties peripetijų.
paminėjau sugrįžusių žaidėjus, bet šiandien nėra Wellingtono da Silvos, nėra Tomaso Lamanavičiaus, tai yra dviejų žaidėjų, kurie rungtynėse su Radviliškiu būtent ir pelnė komandos įvarčius. Wellingtonas da Silva buvo išvedęs ekipą į priekį, Lamanavičius dvigubino tada persvarą, šiandien nėra nei vieno, nei kito. Ir šiandien komandos sudėtyje netgi yra registruotas Tautvydas Tapušaitis, kurio Top Sport futsalo lygos kovose šį sezoną dar net ir nematėme. Jis žaidė Super taurės viename mače dar prieš sezoną. Šiandien pasižiūrėsime, ar jis bus metamas į aikštę, bent jau protokole jis yra įrašytas. Kol kas Akmenės komanda pasitinka šias rungtynes daugiau gynybinėme vaidmenyje, kuomet tenka atlaikyti Kėdainių komandos atakas. Vieną pakankamai rimtą išpuolį jau matėme, dabar Kėdainiai ir toliau organizuoja savo ataką, kurią dabar nutraukė Aristofanesas su Domu Nocicku, perėmė kamuolį. Tuo pačiu galime susipažinti ir su Akmenės komandos penketu. Aleksandras Danilenko treniruoja šią komandą, vartose pirmasis numeris Andrėjus Sividžinis, aikštėje šeštas numeris Domas Nocickas, 13 Wellingtonas Toresas, 18 kortelę jau gavęs Nedas Stankus ir 92 Aristofanesas. Na ir keliaukime prie Kėdainių komandos situacijos. Čia vėlgi taip pat su sudėtimi yra problemų jau nuo pat sezono pradžios. Trūko sezono pradžioje keletos patyrusių svarbių žaidėjų ir tai atsiliepia komandos rezultatams. Pirmam ratui įsibėgėjus ta sudėtis formavosi ir vienose rungtynėse būna viena sudėtis, kitose rungtynėse vieno ar tai kito žaidėjo trūksta ir galima iš džiugiosios pusės pasidžiaugti Kėdainiams, jog po truputėlį vienas ar kitas žaidėjas prisijungia. Jau galime matyti sudėtyje ir Ugnio Vizovo, ir Roką Mikutskį, ir Tomą Rakašį, kurių pavyzdžiui nebuvo sezono pradžioje. Taip pat nebuvo ir Areto Gėgžnos, nėra jo ir šiandien. Jis mušė įvartį į Bruklino komandos vartus, bet tai vėlgi yra tas galbūt negatyvas. Areto Gėgžnos šiandien nėra Nojaus Žitkausko. Tai yra tos svarbios netektis, kurios šiandien negali padėti komandai. O komandos penketas yra toks. Treneris Nerijus Kestenis, kuris šiandien yra ir rungtynėms registruotas, bet penketas rungtynių pradžioje. Vartuose Egidijus Žagaras, pirmasis numeris, 8 numeris Gintaras Griškevičius, nepaminėjau 7 Roko Mikutskio, 13 Ugnius Avizovas ir 30 Rimidas Lipnevičius. Na tiesa, jau po truputėlį prasideda keitimai, bent jau šeimininkų komandoje. Tuo metu Akmenės ekipa Andrėjų Sividžinį naudoja kaip aikštės žaidėją ir dabar Akmenės komanda pabandys surengti savo ataką. Ataka gavusi tokia. Perima kamuolį vėl svečiai. Nepaisant visų problemų abiejose komandose, šios rungtynės tikrai intriguoja. Vis tik, kažkada Kėdainių komandos ir ta serija turi nutrūkti. Aš vargiai įsivaizduoju, jo komanda galėtų pabaigti reguliarų sezoną be taškų su visais 16 pralaimėjimų. Tikrai buvo rungtynių, kuomet Kėdainiai galėjo kabintis. Po praėjusių rungtynių jos vyko visai nesenai, prieš keletą dienų čia Kėdainiuose. Buvo pralaimėta Vilkaviškio Bruklinui 1-7, ten iš tikrųjų daug variantų pergaliai nebuvo. Po rungtynių Evaldas Kukys, kalbėjo ir jis sakė, kad neišnaudotos progos buvo ta problema tose rungtynėse. Na ir iš tikrųjų stebint tą dvikovą, Kėdainiai taip, praleido 7 įvarčius ir nebuvo tiek tų progų, kad komanda galėtų sakyti, galėjome laimėti ir mušti 8-9. Galbūt tiek ir komanda nebuvo pajėgi tą vakarą pelnyti įvarčių, bet tikrai ir daugiau negu vieno įvarčio. Jie nusipelnė bent 2, 3, 4, gal net 5 įvarčiai galėjo būti pelnyti, jeigu komanda būtų kiek geriau išnaudojusi savasias galimybės. O tada, kai tu išnaudoji savasias galimybės, ką gali žinoti, gal ir varžovams
žaidėjams jau būtų sunkiau ir varžovui nebūtų tiek įmušę. Čia jau aišku spekulacijos, į jas veltis nereikėtų, ten buvo pralaimėjimas 1-7, kaip bežiūrėsi, didelis pralaimėjimas, bet prošvaišių net ir tame mače buvo galima išvelgti, o prošvaišių ankstesniuose mačuose taip pat kartas nuo karto būdavo. Čia atitveria Aristofanesą Vadimas Bezverkijus ir kamuolys atitenka šeimininkams, kurie šį sezoną jau fiksuoja 8 nelaimėtų dvikovų paeiliui seriją, bet galime prisiminti ir praėjusią sezono pabaigą. Komanda tada atkrintamosiose ketvirtfinalyje 0-2 serijoje pralaimėjo Kauno Žalgiriui. Praėjusio sezono reguliarųjį etapą komanda taip pat baigė 2 nesėkmėmis paeiliui, tad jeigu skaičiuosime praėjusio sezono pabaigą ir šio sezono pradžią, bei jau sezono vidurį, bent jau kalbant apie reguliarųjį sezoną, tai ekipa yra patyrusi 12 pralaimėjimų iš eilės. Pastaroji pergalė, kalbant apie Kėdainius Top Sporto futsalo lygoje, buvo iškovota šių metų sausio 25-ąją. Žaidžiant čia namuose prieš VGTU Vilkus, tada buvo laimėta 3-2. O apskritai praėjusį sezoną reguliariame sezone per 18 dvikovų buvo laimėta 6 kart ir buvo patirti 12 pralaimėjimų, nebuvo jokių lygiųjų. Evaldas Kugys jau rungtyniauja, galima pasveikinti ir jį. Žengus į aikštę, lauktas sugrįžimas. 9 komandos numeris. Ir šiandien visai smagiai atrodo Kėdainiai. Dabar Akmenės ekipos ataka. Luisas Felipe, jo smūgis. Akmenės komanda, jeigu žiūrėsime į šio sezono rezultatus, kaip ir minėjau, kiek sudėtingesnis sezono startas, įskaičiuojant ir Super taurės kovos Vilkaviškyje. Bet aišku, ir varžovai buvo atitinkami, pralaimėta ten ir Kauno Žalgiriui, ir Vikingams. Sezono pradžioje ir A lygoje teko šie varžovai ir su Kauno Žalgiriu netgi buvo labai stipriai pakovota, bet buvo ir apmaudžių pralaimėjimų. Na ir turbūt apmaudžiausia ta techninė nesėkmė. Sividžinio smūgis Žagaras. Labai greitai jo atsakymas. Aristofanesas, čia situacija, kuri netiek ir dažnai nutinka salės futbole, kuomet vienos komandos vartininkas turi galimybę pelnyti įvartį. Ir po sekundės jau kitos komandos vartininkas bando išnaudoti savoje galimybę. Beje, šios ekipos, kadangi tai yra jau antrojo rato pradžia, žaidė pirmajame rate, tad vienas mačas jau tarp šių dviejų komandų sužaistas. Aristofaneso bandymas į artimųjų vartų kampą. Žagaras apsigina. Ir jeigu prisiminus mačą Naujojoje Akmenėje, tai buvo 5-ojo turo susitikimas, tada Akmenės kraštas įtikinamai laimėjo 7-1. Pirmaudami 7-0, galiausiai rungtynių pabaigoje dar pavyko pasižymėti Kėdainiams, o United ekipa labiausiai baudė tose rungtynėse Domas Nacickas, kur buvęs, kur nebuvęs. Pokerį jis sukombinavo 4 įvarčius ir kol kas tai yra vienas iš 2 rezultatyviausių komandos žaidėjų, Gintaras Griškevičius. Turėjo šansą. Kėdainių komanda neturi tokio aiškaus atakų lyderio, kaip pavyzdžiui Wellingtonas Toresas Akmenės komandoje. Kėdainiuose 3 įvarčius yra įmušęs Nedas Malakauskas, bet jis pastaruoju metu nerungtyniauja. Ir su 3 įvarčiais jis yra vis dar rezultatyviausias ekipoje. Dabar jį pavėja Griškevičius. Prieš tai iš panašaus taško varžovų vartininkas apsigynė jam atakuojant. Dabar Gintaras išveda komandą į priekį. Dar kartelį ta ataka. Geras perdamas, praeina visas varžovų gynybos užkardas, tas perdamas. Ir Gintaras Griškevičius veda ekipą į priekį, pelno savo 3-ąjį sezono įvartį.
Rezultatas 1-0 sužaidus kiek daugiau nei 7 minutės. Pirmas kėlinys jau įsibėgėjo, dar liko mano nepaminėti šių rungtynių teisėjai. Mantas Pomeckis, Mantas Ličkus, Marius Tubis, teisėjų inspektorius Jurijus Paškovskis. Tokia šiandien teisėjų brigada darbuojasi čia Kėdainiuose, kur šiandien yra žaidžiamos vienintelės šio turo rungtynės, 10 turas. Jeigu žvelgsime grinai tik į antrąjį ratą, tai yra pirmas antrojo rato turas ir vienintelės šio penktadienio vakaro rungtynės. Rytoj intriguojanti turbūt centrinė turo akistata, Gargždų Pramogos prieš Vilkaviškio Brukliną Gargžduose ir sekmadienį 2 rungtynės, kurios pabaigs šį turą. Rytojus mačas Gargžduose startuos 17 val. Vėlgi tiesioginė transliacija jums tikrai bus pasiūlyta. Na, o sekmadienį 2 rungtynės 13 val. Startuoja mačas Radviliškyje, kur šeimininkai kovos prieš Mažeikių Vipą. Tai yra taip pat intriguojanti akistata tarp panašaus kalibro ekipų, o 14 val. Sekmadienį jau pirmąją šių metų kalendorinės žiemos dieną VGTU Vilkai prieš Jonavos Vikingus Vilniuje vyks ta dvikova. Ir beje, kadangi pirmas ratas jau yra baigtas, dabar jau yra tikrai visos 9 komandos sužaidusios identišką rungtynių kiekį. Ilgą laiką buvo sunku galbūt vertinti tą turnyro lentelę, kai ir Kauno Žalgiris nebuvo sužaidęs visų dvikovų ir Vilkaviškio Bruklinas buvo šiek tiek atsilikęs. Dabar, kuomet jau yra sužaistas pilnas pirmas ratas, galima daryti pirmasias išvadas ir galima konstatuoti, jog Kauno Žalgiris galbūt su tam tikrais vargais, bet vis tik tai yra dar šiek tiek kitos lentynos komanda, jeigu lyginsime Žalgirį su kitomis 8 šio sezono Top Sport futsalo lygos ekipomis. Nu, po to prasideda įdomybės. Gargždų Pramogos startavo 6 laimėjimais iš eilės, buvo nesėkmė prieš Kauno Žalgirį, buvo tos fantastiškos rungtynės prieš Vikingus. Tai yra nebejotinai kol kas gražiausias šio sezono susitikimas, vykęs praėjusį savaitgalį. Čia pavojingas Luiso Filipės smūgis. Žagaras reaguoja. Taigi Pramogos su Vikingais sužaidė lygiosiamis ir Gargždų komanda parodė, jog labai realiai jie pretenduoja ir į antrąją poziciją, pavyzdžiui, reguliariajame sezone, kur šiuo metu ir yra Gargždų komanda, bet visai šalia yra ir Bruklinas, ir Jonavos Vikingai, ir manau, kad Pramogos, Bruklinas ir Vikingai yra tas trejetas, kuris yra arčiausiai Kauno Žalgirio. Tada seka Mažeikių Vipas, Akmenės Kraštas, Radviliškis. Manau, kad taip pat pakankamai panašaus pajėgumo komandos, kurios ir išsidėšiusios yra pailiui. Nors Akmenės Kraštas, manau, galbūt ir daugiau tų troškimų turi. Bet šiuo metu šiai komandai pirmas ketvirtas mažiau šviečiasi. Na ir VGTU Vilkai bei Kėdainių United, tos komandos, kurios turbūt kovos dėl to paskutinio kelialapio į ketvirtfinalį. VGTU Vilkai laimėjo tarpusavio rungtynes, todėl jie šiuo metu yra 8. Apibendrintai tokia situacija turnyro lentelėje. Ja kažkiek galėtų pakoreguoti Kėdainių komandos pergalė šiandien. Aišku, ir Akmenės pergalė leistų jiems aplenkti Vipą. Kėdainių pergalės atveju jie pavytų pagal taškus savo artimiausią varžovą, Vilkus, kuriems turbūt be abejo tokių Kėdainių išsišokimų nereikia ir jie to nelaukia. Bet kaip ir minėjau, manau, kad antrajame rate Kėdainiai tikrai. Nežinau, ar pergalių pasirinks, bet kad taškų bus, aš beveik esu tuom tikras. Čia jau pusė kėlinio sužaista Andrėjus Sividžinis. Jo smūgis yra blokuojamas ir pyktelėjo Akmenės komandos vartininkas ant komandos draugo. Dabar reikia susitvarkyti avalynę.
ir bus galima tęsti žaidimą. Ir klysta Akmenės komanda. Kuomet čia svečiavosi Bruklinas, jie žaidė be trenerio šalia aikštės. Žaidžiant su Akmenės kraštu, Kėdainiams jau tokia situacija nepasikartojo. Minėjau, Danilenko jau yra šalia aikštės. Žagaro. Ilgas tolimas perdamas. Wellingtonas Torresas. Na, kuomet nėra Wellingtono da Silvos, galima sakyti tiesiog Wellingtonas. Mikuckio perdamas nepraėjo. Varžovai apsigynė. Kol kas apylygio kova. Kėdainiai savo vieną progą išnaudojo. Varžovai lieka dar be įvarčio. Ir manau, kad šį penktadienio vakarą turėsime įtemptą dvikovą, bet tikrai tokios didelės persvaros, kokia buvo į vienos komandos pusėje žaidžiančioms šioms komandoms tarpusavyje Naujojoje Akmenėje. Lipnevičius. Kamuolys už galinės linijos. Tęs ataką šeimininkai. Klumpa ten lygioje vietoje. Čia nėra pražangos. Griškevičius perimtas kamuolys pagal taisyklės. Labai greit čia keičiasi įvykiai. Nedas Stankus yra keičiamas, Jeronimas Norkus pasirodė aikštėje. Jeigu po rungtynių su Bruklinu iš Kėdainių komandos kalbėjo Evaldas Kugys, tai po rungtynių su Radviliškiu interviu komentarą po rungtynių davė Akmenės komandoje Jeronimas Norkus ir jis minėjo, kad komanda daug dirba treniruotėse, komanda atidžiai ruošėsi toms rungtynėms su Radviliškiu ir komanda pademonstravo tam tikrą ir susitelkimą, ir charakterį. Minėjau, nebuvo komandos vyriausiojo trenerio, nebuvo pagrindinio vartininko, nebuvo pagrindinio snaiperio ir ekipa tikrai žaidė drausmingai, tikrai atrodė tvarkingai ir iškovojo pelnytą pergalę prieš Radviliškio komandą. Sividžinio smūgis, Žagaras. Šiandien abiejų komandų vartininkai yra tokie, kurie ir patys atakoje gali duoti. Evaldas Kugys tą ir paminėjo, kad komanda mažai dirba treniruotėse su tuo vadinamuoju skrajojančiu vartininku ir daug nematome, arba apskritai tiesiog galima sakyti, nematome komandos žaidžiant su skrajojančiu vartininku. Tai yra tam tikra prasme priežastis, kad ir Žagaro geras žaidimas, o Kėdainiai muša įvartį iš savos aikštės pusės. Gintaras Griškevičius yra sveikinamas komandos draugų. Ir Kėdainių United ekipa pirmauja jau 2-0. Dar kartelį ta situacija. Vartose Andrėjus Cividžinis nematomas, jis yra kitoje aikštės vietoje. Ir Gintaras muša savo antrąjį įvartį ir tampa rezultatyviausiu Kėdainių komandos šio sezono žaidėju. Du 0. Ir šį sezoną, negarantuoju, reikėtų pakelti šiek tiek archyvus, bet Kėdainiai bent 2 įvarčiais dar nebuvo pirmavę. Jeigu atmintis neapgauna ir jeigu kažko nepraleidau, tai yra pirmas kartas, kuomet Kėdainiai pirmauja bent 2 įvarčiais. Aišku, laiko dar daugybę, bet tikrai gera pradžia. Žagaras. Jo tolimas perdamas į priekį. Areto Gėgžnos Kėdainių komandoje nėra, bet 10 numeris matome figūruoja Ignas Graževičius.
rungtyniauja su 10 numeriu paženklintais marškinėliais. Tomas Rakašius palieka kamuolį komandos draugui. Po vieną pražangą turi komandos Bezverchijus. Graževičius, Jeronimas Norkus išmuša kamuolį. Nerimsto matome šalia aikštės ir Aleksandras Danilenko. Vaikštinėja iš vienos vietos į kitą. Manau, kad tas rezultatas švieslentėje turėtų labai stipriai nedžiuginti. Šeimininkai dabar su kamuoliu. Tiesa, jį prarado Nacickas. Aristofanesas. Nacickas. Kuomet buvo žaidžiama su Radviliškiu išvykoje, Akmenės komanda turėjo 10 žaidėjų, 2 vartininkus ir 8 aikštės žaidėjus. Ir tie 8 aikštės žaidėjai taip ir rotavosi ketvirtais. Šiandien situacija panaši. Nors yra sugrįžęs pagrindinis vartininkas, vėl ant suolo Povilas Mickevičius, yra Wellingtonas aikštėje, bet nėra kito Wellingtono, nėra Tomo Salmanavičiaus. Donatas Morkis, komandos kapitonas aikštėje. Kol kas dar nedega, bet Akmenės komandai būtų labai geras ženklas jau pirmajame kėlinyje, bent jau vieną įvartį pasiekti ir sumažinti savo atsilikimą. Laukia daug darbo per likusį rungtynių laiką. Manau, kad šiandien net ir lygiosios komandos netenkina. Reikalingi 3 taškai. Rytoj Vipas, tiksliau poryt, Radviliškis ir Vipas žais tarpusavyje. Ką gali žinoti, kuri komanda ten laimės, ar bus lygiosios. Kol kas tas trejetas Vipas, Akmenės Kraštas ir Radviliškis yra turnyro lentelėje šalia viena kitos yra šios komandos. Čia įvartis. Ką tik užsiminiau, jog jau reikėtų įvarčio ir Akmenės komandai, ir Akmenės Kraštas dar labiau padidina intrigą šiose rungtynėse. O įvartį pelno, pasižiūrėkime, Andrėjus Sividžinis. Jo smūgis ir šįkart Žagaras jau nebeišgelbėjo komandos po varžovų vartininko smūgio. Yra buvę atvejų šį sezoną jau ir ne vienas, kuomet komandos vartininkas vienos ar kitos geba pasižymėti. Andrėjus Sividžinis pelno savo pirmąjį sezono įvartį, bet jeigu taip žiūrėsime į šio sezono kontekstą, tai turbūt taip pat buvo tik laiko klausimas, kada kažkuris smūgis bus sėkmingas šiam vartininkui, kadangi kai jis gali žaisti, jis dažnai būna naudojamas tam tikrą prasme ir kaip aikštės žaidėjas, daug atakuoja ir faktas, kai tu smūgiuoji vartus, tu bandai, kažkada gali pasisekti ir ta sėkmė nusišypsojo šiose rungtynėse, prabėgus daugiau nei pusė kėlinio. 1-2 iš Akmenės komandos perspektyvų. Dabar galbūt ir Žagarui atėjo metas ne tik gynyboje demonstruoti savo potencialą, o galbūt ir puolime kažką nuveikti, bet aišku, reikia nedaryti tokių klaidų. Dabar tą klaidą ištaiso šeimininkai. Gintaras Griškevičius šį mėnesį paminėjo savo gimtadienį. Šiandien 2 įvarčiai ir sezone jau viso 4. Na ir šiaip, Kėdainių United komanda jau yra viršijusi savo įmušamų įvarčių vidurkį šiame sezone, kuris buvo iki šių rungtynių. Pati nerezultatyviausia čempionato komanda, galbūt po šios atakos, apie tai plačiau Aristofanesas.
varžovas nukreipia kamuolį už aikštės ribų. Taigi Kėdainiai iki šiandien buvo įmušę 15 įvarčių. 8 rungtynės sužaistos, paprasta matematika, po mažiau nei 2 įvarčius per rungtynes. Pelnydavo Kėdainiai, skaičius tikrai kuklokas. Tai atsispindi ir žiūrint į komandos rezultatyviausius žaidėjus. Minėjau, Malakauskas su 3 buvo rezultatyviausias, o tada net 4 žaidėjai turėjo po 2 įvarčius. Dabar iš to ketvirto galima išbraukti Griškevičių. Apsigina šeimininkai. Taigi šiandien jau 2 įvarčiai. Galima ir dar daugiau tų įvarčių pelnyti. Wellingtonas nukreipia kamuolį už aikštės ribų. Kėdainiai yra mažiausiai įvarčių pelnanti komanda ir daugiausiai praleidžianti. Ir artimiausia varžovė pagal šios komponentus yra pakankamai toli priekyje Vilkai. 6 įvarčiais iki šių rungtynių buvo daugiau mušę nei Kėdainiai ir 8 mažiau praleidę. Nacickas, jo smūgis. Mažiau nei 5 minutės. Pirmajame kėlinyje. Aristofanesas. Sividžinis. Galbūt dar vieną. Šalia vartų. Dubliu į Griškevičiaus dublį Akmenės komandos vartininkas bent jau kol kas neatsako. Nuo Nacicko kamuolys palieka aikštės ribas. Kėdainiai bus su kamuoliu. Mini pauzelė šiose rungtynėse, 4 minutės 13 sekundžių. Žagaras. Jis organizuoja komandos ataką, dabar tą organizavimą perima kiti. Luisas Felipe. Negauna švilpuko, gauna varžovo atsiprašymą. Luisas Felipe jau yra pasižymėjęs, kad kartais nežinai, ar jam iš tikrųjų skauda, ar galbūt bandoma šiek tiek pagudrauti. Rokas Mikuckis. Užklupo čia Wellingtoną, kuris priverstas atsiprašyti dabar komandos draugų. Tuo metu ant Akmenės komandos suolo vyko tam tikrų nurodymų perdavimas iš Aleksandro Danilenkos. Ten žodžio ėmėsi ir komandos kapitonas Donatas Morkis. Dabar visa ta diskusija panašu yra baigta. Griškevičiaus perdamos pasiekė adresatą, yra galimybė Lipnevičiui. Apsigina kol kas Akmenės ekipa. O dabar jau jį išsirikiavusi gynyboje pozicijose. Šį sezoną šių dviejų komandų tarpusio rungtynių rezultatą jau paminėjau. Praėjusį sezoną šios komandos žaidė dusyk reguliariajame sezone. Tai buvo mačai praėjusių metų spalį ir gruodį. Naujoje Akmenės kraštas laimėjo rezultatu 8-2. Wellingtono Storesas tada pasižymėjo 4 įvarčiais per tas rungtynes. Čia Kėdainiuose Akmenės komandai reikėjo kaip reikiant paplušėti kovoje dėl pergalės. Akmenės komanda tada dramoje rungtynių pabaigoje laimėjo 6-5. Bet vėlgi, praeitas sezonas buvo kiek kitoks. Akmenės komanda buvo pirmajame trejete. Reguliariame sezone sezoną baigė jie 4 vietoje. Kėdainiai buvo toje kovoje dėl atkrintamųjų.
Ugnius Avizovas sėdasi ant suolo šeimininkų gretose. Matėme jau pirmos praktiškai atakos metu, ką jis gali duoti šiai komandai. Uždirbo varžovui geltoną kortelę. Dabar, stebint pastaruoju metu žaidimą, Kėdainiai, manau, kad būtų labai patenkinti, jeigu ir bent vieną įvarčio persvarą išsineštų į Rūbinę. Nors buvo pirmauta ir 2-0, bet dabar vaizdas toks, jog Akmenės komanda yra arčiau 2-2 rezultato negu 1-3 Akmenės komandos nenaudai, bet visi įvykiai jau po pertraukėlės. Luisas Felipe šlubčioje, bet tikėkime viskas gerai. Du vienas kol kas šeimininkai yra priekyje šiose rungtynėse. Top Sport futsalo lyga jūsų dėmesiui. Penktadienio vakarą. Ir Akmenės komandos namų darbai pasibaigė Velingtono smūgiu. Aristofanesas. Mikuckis bando paspausti savo varžovą, bandymas perimti kamuolį, to padaryti nepavyko. Dabar blokuojamas varžovo smūgis ir Kėdainiai jau pasileidžia į priekį. Tas pasileidimas ilgai netruko. Kamuolys už šoninės linijos ir jis atitenka svečiams. Svečiams, kurie šį sezoną iki rungtynių prieš Radviliškį išvykoje nebuvo laimėję rungtynių svetur. 3 pralaimėjimai buvo iki tol, žaidžiant Kaune, Gargžduose ir Vilkaviškyje. Bet Radviliškyje nusišypsojo ir sėkmė, ir buvo pademonstruotas geras žaidimas. Čia Kėdainiuose, bent jau pirmajame kėlinyje, vargo yra ir labai realu, jog netgi gali ir pralaimėti. Šį kėlinį Akmenės kraštas, bet kalbant apie Kėdainių ekipą, šiai komandai gali būti gera patirtis ir pamokos pasimtos prieš Vikingų žaidžiant, kuomet buvo pirmauta po pirmo kėlinio, bet galiausiai pralaimėta 2-8. Aišku, ten ir varžovas, Vikingai vis tiek, komanda, kuri savo klasę turi. Smūgis pakankamai toli nuo tikslo. O čia gražus klaidinantis judesys, kampas gal kiek per aštrokas ir pritrūko jau ten tikslumo. Viskas buvo daroma judesyje, bet iš pradžių veiksmas buvo gražus. Čia Luisas Felipe savo veiksmais bandė jau klaidinti Žagarą. Graževičius vėlgi kažką panašaus bando pakartoti. Taip greitai viskas čia įvyko. Ataka vienoje aikštės pusėje, ataka kitoje aikštės pusėje, vėl ataka, kuomet ją organizavo Kėdainiai. Na ir dabar jau pozicinis Akmenės komandos puolimas. Aristofanesas bando susikurti erdvės smūgiui. Jos nėra ir čia yra Nedas Stankus. Lieka mažiau negu 1 minutė iki pirmojo kėlinio pabaigos. Intriguojančios ir kol kas tikrai nenuviliančios rungtynės. Lipnevičius į priekį. Bezverkijus
Atakuojamas yra varžovų vartininkas, kuris yra priverstas dirbti. Gintaras Griškevičius pratęs žaidimą. Dar kartelį tą procedūrą reikės pakartoti Kėdainių komandai. Na dabar šiek tiek kitokia, bus grąžinamas kamuolys būnant šalia šoninės linijos. Nerijus Kestenis aikštėje, būtent jis užsiėmęs poziciją ten šalia varžovų vartų. Prieš Nedą Stankų, ten Žagaras būtent ir siuntė kamuolį Nerijui. Pusę minutės. Kartais, na gal kiek daugiau negu pusę minutės, bet maždaug apie 1 minutės užtenka, kad sukurtum tiek įvykių, jog užtektų visai rungtynių apžvalgai. Turiu omenyje Pramogų ir Vikingų akistata, na, kur kosminė buvo ta paskutinioji minutė, kiek ten daug dramos buvo, kiek įvykių nutiko ir kaip viskas vyko permainingai ir jau kai kuriais momentais netikėtai. Čia lieka 15 sekundžių. Pramogoms ir Vikingams žaidžiant tarpusavyje dar užtektų ir po atsakomų įvartį pelnyti. Čia manau, kad jeigu ir bus pelnytas, tai bent vienas įvartis maksimum. Ir Akmenė dabar turi realesnius šansus tą įvartį pelnyti. Sividžinis, įspūdingai. Aišku, tikslumo čia jau truko, šlupčia Andrėjus. Skausmingas jam epizodas, nemalonus tikrai momentas, likus vos kelioms sekundėms po smūgio efektingo šuolio. Akmenės komandos vartininkas susižeidžia. Skausmas atrodo momentinis, bus galima išsivaikščioti per pertrauką ir pasiruošti antrajam kėliniui. O pirmąjį kėlinį Kėdainiai laimės. 2-1 buvo pirmauta ir 2-0. Turėjo šansų ir Akmenės kraštas. Natūralu, kad vieną galimybę jie pavertė įvarčiu. Na bent jau vieną buvo ir daugiau tų šansų, bet Kėdainių United yra priekyje, kovoja dėl savo pirmosios pergalės. Dabar pertrauka ir po jos lauksiu jūsų sugrįžtant. Laukia įdomi antroji mačo pusė.
sport. Казино, lošimo automatai. Top sport. Lažybos. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės. Daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja svarbiausia suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Futbolo radijas Radio Centras. Nuobodu tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top sport. Казино, lošimo automatai. Top sport. Lažybos. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės. Daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras.
Vilniuje šiandien įvyko kalėdinės eglutės įžiebimas, Kaune vyksta Giovanni pasirodymas. Na, čia Kėdainiuose salės futbolas, Kėdainiai United siekia savo pirmosios pergalės ir po pirmo kėlinio pirmaujo 2-1 rungtynėse prieš Akmenės kraštą. Jeronimas Norkus iš šių rungtynių svečių ekipos pasiruošęs pradėti antrąją mačo pusę. Ir galėsime ir mes ją pradėti susipažindami pirmiausia su komandų penketais, kurie pradės antrąjį kėlinuką. Tiesa, galima prieš tai paminėti, jog pirmajame jau pačią pirmą minutę geltoną kortelę gavo Nedas Stankus po pražangos prieš Ugnių Avizovą, o vėliau kėlinio eigoje Gintaras Griškevičius pirmiausia išvedė komandą į priekį, o vėliau smūgiu iš savos aikštės pusės padvigubino persvarą, bet Andrėjus Sividžinis po keletos bandymų, kuriuos atrėmė Žagaras, galiausiai pramušė Kėdainių komandos vartininką ir pelnė savo pirmąjį šio sezono įvartį. Andrėjus Sividžinis tapo jau 11-uoju skirtingų Akmenės komandos žaidėjų, kuriam pavyko šį sezoną pasižymėti, ir kol kas Akmenės komandai tai ir buvo vienintelis tikslus pasirodymas puolime. Prasidėjo antras kėlinys, šeimininkų penketas toks, vartuose ir toliau lieka Egidijus Žagaras, aikštėje yra Gintaras Griškevičius, Rokas Mikuckis, Ugnius Avizovas ir Rimvydas Lipnevičius. Tokia yra šeimininkų sudėtis. Svečių komandoje Nedas Stankus, Jeronimas Norkus, Domas Nacickas, Wellingtonas Toresas ir vartuose Andrėjus Sividžinis. Nacickas. Jo smūgis, Sividžinis smūgiavo. Kamuolį išsaugo Akmenės komanda. Čia dabar perimtas kamuolys po varžovų smūgio. Na, aš jau pirmo kėlinio metu minėjau, tik dar nebuvau iki galo užtikrintas, jog šį sezoną Kėdainiai rungtynėse bent 2 įvarčiais dar nebuvo pirmavę ir tą galima jau dabar užtvirtinti kaip faktą. Apskritai Kėdainių United šį sezoną prieš tai per pirmasis 8 sezono rungtynės buvo tik viename mače pirmavę. Visose kitose mačuose arba būdavo rezultatas lygus tam tikrose rungtynių akimirkose, arba Kėdainiai atsilikinėdavo, o kuomet jie pirmavo, tai buvo rungtynės su Jonavos Vikingais. Žaidžiant Jonavoje buvo pirmauta 1-0, varžovai lygino, buvo 1-1, o po pirmo kėlinio tada taip pat buvo 2-1, kaip ir čia šiandien. Tik čia šiandien Kėdainiai pirmavo 2-0 vienu metu ir kol kas tai buvo jų didžiausia šį sezoną prieš ką nors žaidžiant turėtą persvarą. Tiesa, žaidžiant su Vikingais, minėjau, ten antrajame kėlinyje pasipylė Jonavos įvarčiai ir galiausiai per kėlinį Vikingai sumušė 7, o laimėjo 8-2. Šiandien kažkaip turbūt sunku būtų patikėti stebint žaidimą iš to, kas jau sužaista, jog Akmenės komanda kažkokiu tai būdu sugebėtų įmušti 7 be atsako. Tai buvo pavykę padaryti naujoje Akmenėje pirmo rato tarpusio rungtynėse, bet tada kiek kitaip žaidė Kėdainiai ir tas pasirodymas ten buvo kur kas blankesnis negu pavyzdžiui šiandien čia. Bent jau kol kas, o sužaista daugiau nei pusę rungtynių. Iš kitos pusės, Akmeniai turbūt ir nereikia 7 įvarčių. Čia gali pakakti tiesiog apsiginti ir patiems pelnyti bent 2, o tas yra tikrai realu ir tai nėra kažkokia utopija. Nevičius. Pakankamai pavojinga situacija ir matome Ugniaus reakciją. Tai kažkiek ir parodo, jog patys žaidėjai jautė, jog buvo galimybė pasižymėti. Beveik porą minučių sužaista. Wellingtonas prieš Avizovo. Jo šokį su kamuoliu Wellingtonas. Na įmušk tokį ir būtų galima iškirpti labai gražų kelių sekundžių klipuką.
O čia jau Ugnius Avizovas, geras jo pirmas veiksmas, pasileidžia į priekį Ugnius. Šį kartą kontaktas, bet be pražangos. Žagaras rodo, galbūt šiek tiek reikėtų nurimti, sulėtinti tempą. Keitimai Kėdainių komandoje. Kažkiek šiandien žaidė ir Nerijus Kestenis, ir Evaldas Kugys. Nėra šiandien Areto Kėkšnos, nėra Nojaus Žitkausko. Bet komanda rado kitus savo atstovus, kurie šiandien davė indėlį į komandos žaidimą. Akmenės komandoje nėra Wellingtono da Silvos, nėra Salamanavičiaus. Bando komanda tempti į priekį tie vedliai, kurie buvo ir iki tol šiame sezone. Aristofanisas, jo perdamas atgal, Wellingtonas. Cividžinis šiandien turbūt Akmenės komandoje yra daugiausiai smūgių atlikęs žaidėjas. Nepaisant to, jog pirminė jo pozicija yra vartininkas ir dabar Andrėjus būtent buvo pirmas prie kamuolio. Ir pražanga fiksuojama šeimininkams. Dar kartelį tas epizodas. Nors Ignas Graževičius bando įtikinti, jog jis buvo pirmas prie kamuolio. Ir galbūt čia buvo varžovas neteisus. Aleksandro Danilenkos nurodymai savo komandos vartininkui, kuris jau atsigavęs, viskas gerai, galima prisiminti pirmo kėlinio pabaigą. Jis po smūgio buvo šiek tiek netgi susižeidęs ir taip pakankamai sunkiai kilo nuo parketo. Dabar atrodo viskas yra gerai, gali žaisti tiek Akmenės komandos vartininkas, tiek ir visi kiti. Trys minutės prabėgo, rezultatas nepasikeitė. Graževičius eliminuoja potencialiai pavojingą varžovų ataką. Čia smūgis ir įvartis 2-2. Aristofanesas užsimojo, reikėtų pasižiūrėti tos situacijos kartojimą. Buvo ten šalia vartų ir Wellingtono Storesas berods ar Luisas Felipe. Akmenės kraštas. Lyg iš giedro dangaus dabar šioje atakoje lygina rezultatą. Pasižiūrėkime dar kartelį šį epizodą. Atrodo nuo virpsto. Aristofanesas pelno gražų įvartį ir Akmenės komanda iš 0-2 išlipa. Rezultatas patampa 2-2. Baigėsi tie džiaugsmai Kėdainių komandai, kuomet čia ekipa galėjo džiaugtis persvarą. Dabar rezultatas yra lygus ir Akmenės komanda tuom galima net nebejoti, nepasitenkins. Wellingtono Storesas. Dar vienas jo bandymas. Pirmajame tarpusavio mače Nacickas, minėjau, įmušė 4. Wellingtono Storesas, Luisas Felipe ir Igoris Mandoras pasižymėjo po sykį. Kėdainių komandoje naujoje Akmenėje įvartį, vienintelį įvartį pelnė Rimvydas Lipnevičius, bet tada jau įvartis buvo pelnytas, kuomet viskas buvo aišku. Buvo rezultatas 0-7, čia Aristofanesas klysta ir tai kažkiek atšaldo. Dabar Akmenės komandos norą kuo greičiau pelnyti trečiąjį komandos įvartį. Kėdainiams dabar labai svarbi akimirka siekiant atsilaikyti, nepraleisti ir stabilizuoti žaidimą. Dabar iniciatyvą yra perėmę svečiai, kurie lyg pajutę kraujo skonį, kraujo kvapą, yra užsivedę, žaidžia su didesnė energija, bent jau vizualiai taip atrodo.
Na, šiaip žinome, Aleksandro Danilenkos komandos visada kovodavo. Aišku, čia turbūt tiktų ne komandos, kol kas sunku vertinti Akmenės kraštą, bet su Jonavos Vikingais labiausiai yra vertinamas tas laikotarpis. Ką pasiekė Danilenko ir Vikingai, na tikrai būdavo tikri Vikingai. Aristofanesas. Sividžinis gauna progą, jos smūgis. Neskubės dabar niekur Žagaras. Reikia nusiraminti, reikia sustoti į pozicijas, kažkiek atgauti kvapą ir galima žaisti toliau. Vizovas. Bandymas žaisti prieš Aristofanesą. Bandymas nesėkmingas. Danilenko imasi korekcijų. Čia galima sakyti patirtis prieš jaunystę, Aristofanesas prieš Vizovą. Luisas Felipe. Tenka priimti sprendimą atlikti perdamą atgal ir vėl viską pradėti nuo Aristofaneso. Daugiau nei 5 minutės prabėgo šiame antrajame kėlinyje. Akmenės komanda vieną įvartį pelnė, rezultatą jau yra išlyginusi 2-2. Vizovas. Jo perdamas Evaldas Kugys. Rakašius ir galiausiai nuo jo kamuolys užribėje. Šiandien Kėdainių komanda galbūt netgi mažesnį progų kiekį turėjo negu rungtynėse su Bruklinu, bet jau yra pasiekusi vienu įvarčiu daugiau negu tame mače. Aristofanesas nelabai sėkmingai sužaidė galvą. Vėliau kažkiek savo klaidą ištaiso. Vizovas arti klaidos. Nacickas buvo jau beveik prigavęs oponentą. Bet Kėdainiams viskas baigėsi sėkmingai. Po Žagaro perdamo komanda jau atakoje. Griškevičius. Šie du varžovai. Tenka pristabdyti ataką ir galiausiai ta ataka nutrūko. Domui Nacickui suteikiamos yra poilsio minutės. Kėdainiai pastarąsias rungtynes žaidė antradienį, Akmenės kraštas šeštadienį. Buvo kažkiek daugiau laiko pasiruošti šioms rungtynėms. Na vėlgi, jeigu lyginsime komandas Top Sport futsalo lygoje, kartais yra sudėtinga palyginti komandas, kai yra tiesiog tos situacijos skirtingos. Vieni treniruojasi daugiau, kiti mažiau, Mažeikių Vipas. Apskritai, na, tų treniruočių turi labai nedaug. Ir daugiau yra tiesiog žaidžiama iš to, ką turi ir iš to, kaip sugebi. Akmenės komanda bus su kamuoliu. Andrėjus Sividžinis. Tęsiasi Akmenės komandos ataka iki šios klaidos. Čia iškart stabdomas ugnius. Jeronimas Norkus. Viskas pagal taisyklės, jokios pražangos, jokio švilpuko. Donatas Morkis aikštėje.
bando Akmenės komandos spausti savo varžovus. Donatas Morkis klysta, Sividžinis jau vartuose. Labai teko skubiai reaguoti ir sugrįžti į poziciją vartuose, kuomet varžovai kamuolį perėmė po klaidos. Vienas iki jau Akmenės komanda buvo panašiai nukentėjusi. Slepakovas. Vizovas. Aristofanesas iš po varžovų kojų. Čia pats Aristofanesas klimsta, bet Akmenės komanda lieka su kamuoliu. Pražanga. Pražanga, po to dar Žagaras ir po švilpuko apsigina Žagaras ir Donatas Morkis. Palaiko gerą nuotaiką. O Kėdainių komanda dar buvo visai arti ir trečio įvarčio. Dabar tiesa iškart varžovo atsakymas. Žagaras gelbėjo komandą. Kaip kartais viskas labai greit keičiasi. Dar vienas smūgis, apeliuojama, jog buvo žaista ranka. Luisas Felipe tą daro, bet aš jau buvau minėjęs šio žaidėjo kartais savybės pagudrauti situacijose, kur nebuvo taip, kaip teigia Luisas Felipe. Manau, kad teisėjai taip pat jau šio žaidėjo gudrybės yra perpratę. Aristofanesas, čia jau gera proga jam. Ir, turėjome maždaug minutės, 2 minučių atkarpą, kur galėjo, jeigu viskas būtų sukritę, pelnyti bent keli įvarčiai. Kalbu ir apie vienos, ir apie kitos komandos atakas. Tad nors tų įvarčių bendrai šiose rungtynėse skaičius yra 4, nėra kažkuom labai ypatingas žemiau lygos vidurkių, bet šiaip žaidimas progų prasme, tos energijos prasme yra įdomus. Galbūt kokybės tikslumo kai kuriuose situacijose pritrūksta. Bet reikia paminėti ir tai, jo komandos yra labiau antroje turnyro lentelės pusėje. Tad tai yra taip pat ne veltui. Tam yra priežastis ir būtent galbūt kartais to tikslumo trūkumas ir lemia, jo komandos yra žemiau negu norėtų būti tiek vieni, tiek kiti. Luisas Felipe. Wellingtonas. Sividžinis. Sumaištis ten šalia vartų. Žagaras dėkoja Rokui Mikuckiui, kuris kažkiek pagelbėjo ir pačiam Egidijui, būdamas vartuose. Beveik 9 minutės sužaistos antrajame kėlinyje. Pražangų komandos labai daug šiandien neprisirinko. Wellingtonas patikrina Žagarą. Dirba išsijuosęs United ekipos vartininkas. Šįkart Wellingtono smūgis blokuojamas. Dar vienas blokas, pasileidžia į priekį Lipnevičius. Kontrataka ir galiausiai viskas baigėsi smūgiu šalia vartų. Tai buvo galimybė Kėdainiams. Jau ten visais įmanomais būdais dar buvo bandoma sutrukdyti Rimvydui. Šis smūgį atliko jau jausdamas varžovą šalia. Čia išlaikytas kamuolys aikštės ribose. Nacickas, Luisas Felipe, Aristofanesas prabėgo. Kažkiek netikslus perdamas, kažkiek nesusikalbėjimas ir padaryta klaida. Šiandien yra 10-ojo turo startas. Artimiausiame mače po šių rungtynių Kėdainių United išbandys Mažeikių Vipo pasipriešinimą. Gruodžio 8-ąją įvyks mačas Viekšniuose. Tai bus 11-ojo turo susitikimas. Ir dar šiais metais Kėdainiams lieka rungtynės
gruodžio 11-ąją čia Kėdainiuose bus kovojama 12-ame ture prieš Radviliškį. Tad Top Sport futsalo lygoje Kėdainiai šiais kalendoriniais metais be šių rungtynių dar sužais 2 rungtynės su Vipu ir su Radviliškiu. Kėdainiai turbūt jau yra pasižymėję savo kalendoriuose ir tą mačą su Vilkais. Čia Kėdainiuose tas mačas vyks sausio 18-ąją, kuomet bus žaidžiamas 15 turas. Pražanga. Nerijui Kesteniui. Atsiprašo jis varžovo. Akmenės komanda 11-ame ture egzaminuos Gargždų Pramogas Naujojoje Akmenėje. O gruodžio 22-ąją, gruodžio 7-ąją vyks tas mačas su Pramogomis. Gruodžio 22-ąją Vilniuje bus kovojama su Vilkais 12 turo rungtynėse. Praranda kamuolį šeimininkai. Įpusėjo antrasis kėlinys. Lygus rezultatas 2-2. Wellingtonas, jo smūgis. Pakankamai toli nuo tikslo buvo Wellingtonas. Šiandien jis dar be įvarčio. Šį sezoną kiek kuklesnis kol kas yra Wellingtonas, lyginant su įvarčių kiekiu pelnytų praėjusį sezoną. Tuomet Wellingtonas pretendavo ir į rezultatyviausio žaidėjo apdovanojimą. Šiuo metu rezultatyviausi čempionate yra Albertas Laskunovičius iš Kauno Žalgirio ir Francisko Andersonas iš Vilkaviškio Bruklino. Šie du žaidėjai yra pelnę po 14 įvarčių. Kėdainių United iki šių rungtynių buvo visa komanda pelniusi 15. Dabar jau 17 jie turi. Andrėjus Vidžinis smūgiuoja, Gidijus Žagaras toli į priekį. Aristofanesas ten buvo jau vartose. Nacicko smūgis. Aristofanesas perima kamuolį. Ką nuveiks šis legionierius? Vienam nuveikti kažką buvo sudėtinga, bandoma sužaisti su Nacicku. Ir nuo pastarojo kamuolys keliauja už šoninės linijos. Kėdainiai bando žaisti greitai. Pakankamai sudėtingas antrasis kėlinys yra šeimininkams. Galbūt jau kai kur ir jėgų šiek tiek stinga. O ir varžovai, atrodo, yra jungę šiek tiek aukštesnę pavarą. Bet Akmenės komanda pasiekė tik, tą turbūt tikslo minimum, bent jau išlyginti rezultatą. Tai nebūtų tragedija, bet turbūt tai būtų mažiau, ko tikėjasi atvykdamas čia į Kėdainius. Dar kiek daugiau nei 8 minutės. Padaryti taip, jog pergalė vėl būtų Akmenės pusėje. Tai būtų jiems antras laimėjimas iš eilės. Bet iki pergalės dar reikia bent vieno įvarčio ir sėkmingos gynybos. Kėdainiai taip pat yra per tą patį žingsnelį nuo tos pergalės kaip ir Akmenės komanda. Lygybė 2-2. Kontroliuoja kamuolį svečiai. Andrėjus Vidžinis ir Nedas Stankus.
atakos smaigalyje. Žagaras. Šį kartą apsiriboja tiesiog kamuolio paridenimu komandos draugui. Be jokio tolimo perdamo. Pakankamai sudėtinga jau palaikyti ritmą Kėdainiams antrajame kėlinyje. Nebematome tiek daug ir tų atakų, jų labai daug nebuvo ir pirmajame kėlinyje, bet Kėdainiai tikrai buvo pastebėmisni pirmajame kėlinyje atakuojant, ko pasikojo ir 2 įvarčiai buvo pelnyti. Dabar tiesiog daugiau kontratakų ir daugiau gynybos. Bet žaidė taip, kaip leidžia varžovas. Kėdainiai tiesiog žaidžia ir galbūt norėtų žaisti taip, kaip žaidė, bet Akmenės kraštas turi savų ketinimų. Luisas Felipe labai sėkmingai pristabdytas be pražangos. Kėdainiai 3 pražangas jau turi. Šiek tiek netikslus perdamas Ugniui Avizovui nebepavyksta išsaugoti kamuolio aikštėje. Šešios minutės ir 59 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. Komandos keičiasi klaidomis. Ir kamuolys atitenka Akmenės komandai. Po truputėlį ir įtampa kyla. Dabar jau Kėdainiai, manau, mielai neatsisakytų ir to taško. Akmenės komanda dar bandys viską išspausti šiose rungtynėse, jog pasiekti tą 3 įvartį. Jis gali būti ir pergalingas. Kokia situacija. Ir čia jau sėkmės šypsnis Kėdainių pusėje. Kamuolys praridėjo ten šalia vartų linijos, bet kamuolys pilnai vartų linijos nekirto. Žagaras jau tik akimis palydėjo tą Nacicko situaciją. Apmaudė situacija svečiams. Tiek netoli buvo to įvarčio, kuris jau gal ir galutinai galėtų palaužti varžovus. Bet reikia vėl viską kurti nuo nulio. O laikas tirpsta. Dabar yra šansas. Žagaras jau buvo palikęs vartus. Ignas Graževičius sužaidė sėkmingai gynyboje, pasaugodamas komandos vartininką. Wellingtonas. Aristofanesas. Perimtas Kėdainių komandos kamuolys. Ugnius Avizovas iki galo ir 3-2. Išspaudė maksimumą šioje situacijoje Ugnius, sveikina jį komandos draugai, na ir galima kartais ir kontratakoje pagauti varžovus. Apsigyniai, skuodė į priekį, esi jaunas, turi jėgų būti priekyje savo varžovų ir iki galo Ugnius Avizovas pasižymi savo pirmuoju šio sezono įvarčiu, jis tampa 9-uoju Kėdainių komandoje, kuriam pavyko pasižymėti šiame sezone. 18-metis pasižymi ir Kėdainiai priekyje 3-2. Gauna lyg šlapių skudurų per veidą dabar Akmenės kraštas, kuomet atrodo dar visai nesenai po Nacicko smūgio patys jie buvo per centimetrus nuo rezultato 3-2 jų naudai. Dabar 2-3. Ir vėl tenka galvoti labiau ne apie pergalę, o apie bent jau lygiąsias.
Laiko dar, aišku, yra įvairiems scenarijams. Ir vienos komandos pergaliai, ir kitos komandos pergaliai. Lygiųjų variantų taip pat negali atmesti. Nors šiaip istoriškai žiūrint, United labai retai kada baigia rungtynės lygiosiamis. Akmenės kraštas taip pat kažkas panašaus, netgi kai jie baigia rungtynės lygiai, galiausiai viskas baigėsi techniniu pralaimėjimu. Daug įdomybių 10-ojo turo starte čia Kėdainiuose. Galbūt centrinis turo susitikimas bus žaidžiamas rytoj. Vis tik Pramogos Bruklinas. Komandos pademonstravusios aukštą kokybę šiame sezone kol kas. Bet šiandien čia taip pat ir intrigos yra, ir to permainingumo. Sevidžinis, Žagaras. Ir Wellingtonas. Dar viena ataka praktiškai nuo pradžių. Wellingtonas, Nacickas. Žagaras perima kamuolį, įveda jį į žaidimą, Bezverkijus. Čia jau bus sudėtinga. Bet išspaudžiama iš šios situacijos yra pražanga Aristofanesui. Geras švilpukas, geras variantas Kėdainiams, galima šiek tiek ir pailsėti, vėlgi galima šiek tiek atsipūsti. O dar ir pertraukėlė yra prašoma, berods jos prašo Aleksandras Danilenko. Bent jau galima taip suprasti iš to, kaip įnirtingai ir energingai dabar savo derinių lentą pasiėmė Aleksandras ir nukeliavo aiškinti komandos žaidėjams, kaip reikėtų tęsti rungtynes. Galėjome matyti ir trečiai Kėdainių komandos įvartį šiose rungtynėse. Po ugniaus rezultatyvios atakos ir antrojo kėlinio rezultatas dabar yra 1-1, bet svarbiausia visų rungtynių skaičiai, o jie yra 3-2 šeimininkų pusėje. Vienas įvartį skiria komandos, dar aišku lieka keletas minučių, todėl laiko dar tikrai nemažai turi ir Akmenės komanda, bet dabar pasižiūrėsime į Kėdainių ekipos ataką. Gintaras Griškevičius prie kamuolio. 2 įvarčiai šiandien. Eldas Kugys ir čia buvo pavojinga. Andrėjus Sevidžinis šypsosi. Na ir ten jau pagelbėjo ir komandos draugas stovėjęs ant vartų linijos. Kėdainiams apskritai dabar gera atkarpa ir pavojingos atakos rengiamos, pavojingi smūgiai. Ir galimybė šiek tiek ir to laiko sudeginti. Donatas Morkis buvo apglėbęs varžovą, bet viskas pagal taisykles, galima žaisti toliau. Akmenės komanda turi 2 pražangas ir jokius baudinius nepretenduoja varžovai.
jeigu įvertinsime komandinės pražangas. Wellingtonas, Sividžinis. Wellingtonas. Vėl vartininkui šiuo metu per brūkšnelį aikštės žaidėjui. Liks su kamuoliu Šiaurės Lietuvos ekipa, atkeliavusi į Lietuvos viduriuką. Svečių komandos išpuolis. Žagaras. Ir Egidijus Žagaras. Būtų pelnęs įvartį, jeigu nesugrįžęs Andrėjus Sividžinis. Dabar dar viena Kėdainių ataka. Krenta ten Tomas Rakašius ir čia buvo pražanga. Čia buvo pražanga su Donato Morkio geltona kortele. Donatas Morkis yra baudžiamas, o Tomas Rakašius štai čia buvo stumtelėtas, kuomet netgi jis jau buvo be kamulio. Ir matome Andrėjus Sividžinio reakciją, jeigu kas neatkreipėte dėmesio, tiesiog susiėmęs už veido buvo vartininkas ir ne dėl kažkokių skausmo dalykų, o dėl tos priežasties, jog komandai šios rungtynės dega ir čia galima likti be taško. Gintaras Griškevičius. Prie kamulio. Pasižiūrėsime Kėdainių komandos susitarimus. Praleidžiamas kamuolys, smūgis ir blokas. Dvi minutės 39 sekundės. Tiek laiko lieka antrajame kėlinyje. Rakašius, jo bandymas. Skubės jau dabar, aišku, Akmenės kraštas. Wellingtonas ieško geriausio varianto. Donatui Morkiui atgal į kraštą. Wellingtonas. Gauna šansą Luisas Filipė ir 3-3. Nusivylimas Kėdainių komandos stovykloje, o Luisas Filipė pasižymi savo ketvirtuoju sezono įvarčiu, pirmuoju šiandien. Akmenės kraštas lygina rezultatą dar kartelį, na čia jau gauna erdvės Brazilas ir tą erdvę panaudoja smūgių į vartus, lygybė ir panašu, kad pertraukėlė yra Kėdainių arenoje. Ne, žaidimas tęsiamas, tada pertraukėlių nėra, bent jau kol kas lieka mažiau nei 2 minutės. Prieš paskutinę minutę jau yra startavusi. Vėlgi sužibo šansas Akmenės komandai iškovoti pergalę, bet reikia būti labai atsargiems. Sykį jau tai buvo, kuomet buvo 2-2, spaudė varžovus, jie pabėgo į kontrataką ir rezultatas tapo 2-3. Galbūt šios rungtynės dar savo drama ir nesiekia Pramogų ir Vikingų rungtynių emocijos, bet vienos iš taip pat įdomesnių šio sezono rungtynių reguliariajame sezone, įvertinus intrigą, įvertinus komandų žaidimo, jog šiandien viskas yra pakankamai lygu tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Kėdainiai galbūt labiau buvo nusipelnę persvaros pirmajame kėlinyje, antrajame kėlinyje jau tos svarstyklės krypsta į Akmenės komandos pusę.
Kėdainių United ekipa pirmavo 1-0, 2-0, 3-2. Bet galiausiai rezultatas šiuo metu yra 3-3. Akmenės komanda švelnino atsilikimą nuo 0-2 iki 1-2, vėliau ir išlygino rezultatą, buvo 2-2, buvo siekiama trečią įvarčio. Gautas patiems trečias įvartis į jų vartus ir galiausiai vis tiek Luisas Filipe visai nesenai rezultatą lygino, dabar svečiai yra su kamuoliu. Prasidėjo paskutinė šių rungtynių minutė. Ir dabar, atrodo, yra pertraukėlė, lieka 47 sekundės. Nedaug laiko lieka, bet manau pakankamai, jog dar išvystume kažką įdomaus šiose rungtynėse Kėdainių arenoje. Wellingtonas prie kamulio. Aristofanesas, Wellingtonas. Nacickas užsimojo, jo smūgis Žagaras, skuba grąžinti kamuolį komandos draugui, bet klysta Žagaras ir visa tai baigėsi Luiso Filipės įvarčiu. Galbūt ir kažkiek buvo paskubėta, norint pasileisti į ataką. Štai čia jau tas epizodas, kuomet yra finišo tiesioji Luisas Filipe. Ir jo antras įvartis per pastarąsias keletą minučių ir Akmenės kraštas išsiveržė į priekį pirmą kartą šiose rungtynėse. Na ir Kėdainiams tai yra didelis smūgis, kai tu pirmavai, kai tu buvai arti pergalės, po to turėjai bent jau lygiasias, o dabar esi per pusę minutės nuo 9-osios nesėkmės pailiui. Dabar jau rizikuojama, Žagaras priekyje, klysta Kėdainiai ir per likusį laiką bus labai sunku kažką be pakeisti. Vienok tikrai įspūdingas Akmenės komandos, na nesakau išsigelbėjimas, bet išlipimas iš tos situacijos. Buvo atkarpų šiose rungtynėse, kai tikrai jokiomis pergalėmis nesišvietė Akmenės komandai, bet ši komanda sako, palūkėkim ir pasižiūrėkim, kas bus. O bus pergalė. Antroji iš eilės. Ir Akmenės komanda valios charakterio pastangų dėka iškovoja 4. pergalę sezone. Aplenks Mažeikių Vipą, bent jau kuriam laikui. Vipas savasias rungtynės žais poryt. Paskutinės sekundės. Ir iš vienos pusės labai smagu dėl Akmenės krašto, dėl šios komandos tokio valingo pasirodymo, tokios pergalės. Bet aišku, iš kitos pusės yra tam tikras liūdesys, jog Kėdainių United buvo taip arti savo bent pirmojo taškelio, bet jo vėl nėra. Ir komanda patiria dar vieną pralaimėjimą. Manau, kad ir Vilkai šiuo metu gali šiek tiek šyptelėti, pasidžiaugti, jog Kėdainiai lieka be taškų, jie lieka 9-oje vietoje. Na, turo startas tikrai puikus, belieka tikėtis, jog visi šio turo susitikimai bus su ne ką mažesnė intriga. Rytoj rungtynės tarp Pramogų ir Bruklino, kviečiu stebėti jas. Sekmadienį 2 rungtynės, Radviliškis prieš Vipą, Vilkai prieš Jonavos Vikingus. Nuo šiandien šių rungtynių komentatorius Dainius Černauskas jau sako iki ir iki kitų kartų. Gražaus jums penktadienio vakaro bei artėjančio savaitgalio.
centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja svarbiausia suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame įžvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame įžvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Futbolo radijas Radio centras. Nuobodu tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita – viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport. Казино, lošimo automatai. Top Sport. Lažybas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras.